Labas, improvizuojantis žmogau. Šiandien norėjau papasakoti apie klausymąsi improvizacijų, dėl ko jis yra labai svarbus. Tai vienas didžiausių iššūkių turbūt yra, kad ir kiek esi patyręs, kad ir kiek įgudęs improvizuotojas klausytis partnerio. Ir negalvo dalykų, kai jisai šneka. O jeigu galvot jau taip silpnai galvot, kad tiesiog vis tiek sugebėtum jį išgirsti. Nes palaipsniui mes irgi tobulėjom, mūsų idėjos visas atrodo linksmesnės, protingesnės, šaunesnės, tokie mes originalus pasidarom, bet kartais tai nėra svarbu. Svarbiau yra, ką pasako partneris, nes mes su partneriu turim sukurti per labai trumpą laiką kažką įdomaus. Trumpą formatų improvizaciją per 5 minutės, kartais turim 3 minutės ir reikia taip daug visko sukurti, visko suspėti, kad nėra laiko tenais, kada galvoti. Tai jeigu mes išgirstam, geras įprotis yra suprast, ką pasakė ir tik tada atsakyti, vietoj to, kad paskubom atsakyti, arba tiesiog savo kažką šnekėti, nes partneris yra dalis vaidinimo, jis jeigu dviese atliekat pratimą greičiausiai 50% turinio sukurs, kas yra labai daug, ir jeigu esat, pavyzdžiui, 1 iš 5 žmonių scenoje, tai jūs sukursite tik 20% turinio, tai galima pagalvoti, kad klausytis jums reikėtų labai daug, 80% laiko. Išmest visokias iš galvos mintis, kad esi originalus. Nes dažniausiai pas partnerį būna pilna gerų idėjų, kurias reikia panaudoti, vietoj to, kad stumti savo. Ir tame yra grožis, kad mes sukuriame dalykus kartu, o ne po vieną. Tai jeigu partneris kažkada pasakys, paėmiau smagų vežimėlį, gražų vežimėlį, važiuosim apsipirkti dabar į parduotuvę, tai vietoj to, kad galvot, kur mes ten važiuosim, ką mes ten darysim, ką aš čia protingo galiu sugalvoti, galiu pasakyti, tikrai tu puikiai parenki tos vežimėlius, žinai, tu esi toksai žinovas tų vežimėlių, man šitas labai patinka, atrodo greitas, visi ratai sukas, puiku. Ir važiuojam toliau. Ir iš to po truputį situacija vystosi. Tai tiesiog labai yra svarbu klausytis ir kartais netgi nėra svarbu, ką pasako žmogus, kartais yra svarbu, su kokiu tonu jisai pasako, kokia emocija yra iš to tono slypi, kartais galime mes už to kabintis. Jeigu jis pasako labai linksmai, paėmiau vežimėlį, važiuojam apsipirkti ir aš išgirstu, kad jam linksma ir smagu, tai greičiausiai mes keliausim kažkur labai smagiai leisti laiko. Jeigu sakys, aš paėmiau vežimėlį, žinai, važiuojam apsipirkti, tada reiškia, kažkur važiuosim nesmagiai turbūt. Kažkokį tai vakarėlį, kur mes turim per ne savo norų dalyvauti. Tai vat. Ir dar ne tik yra ir emocijas, ką mes galim klausyti, bet mes galim klausyti ir kūno kažkiek judesių, fizinių dalykų, stebėti tas, sakyčiau, gal net klausimas netinka, čia yra toks stebėjimas, bet irgi yra dalis viso paketo. Tai iš partnerio gali išeiti žodžiai, gali išeiti emocija, gali būti fiziniai judesiai, pavyzdžiui, jis pasakys, einam pirkti parduotuvę, žiūrėk, kokį vežimą suradu. Tai galim suprasti, kad jisai jau čia labai užsidegęs, turbūt jisai entuziastas yra apsipirkinėti. O jeigu jis pasakys, žinai, einam, mes pasimsim tą vežimą ir mes apsipirksim, žinai, mums tiesiog važiuojam apsipirkti gerai. Tai mes suprasim, kad jam kažkaip rūpi, bet galbūt ten yra truputį kažkas irgi iš reikalo slypi už to, kažkokios yra detalės. Tai dėl to yra svarbu kuo mažiau galvoti ir kuo daugiau stebėti, nes ten pas partnerį ten tiek informacijos plaukia tenais. Toks yra paketas visko, kad tiesiog spėk gaudyti, spėk imt. Ir labai smagu ir gražu, kai mes vienas iš kito tos dalykus imam. Partneris kažką pasako emocingai, fiziškai ir gražiai, aš kažką pasakau. Ir mes kartu turim tiek daug informacijos ir viską lipdom. Kartais būna irgi pradedančiųjų problema, kad atrodo, pradžioje reikia labai daug kažką sukurti. Bet ne, patys pirmi žodžiai, kaip žmogus tai atlieka, ką padaro, ten yra tiek informacijos, nes net jeigu tu pasakai kokius 2, 3, 4 sakinius, tiek viskas slypi už to, kad tau užtenka tiesiog vos net detektyvas spręs likusį vaidimą ir bandyti suvokti, kas čia įvyko, ką mes čia padarėm. Draugeliai, einam apsipirkti, važiuojam, mes pasiimsim patį geriausią vežimėlį. O aš dar sakau, jo, žinai, parodysim mes, kokie mes, kaip mes viską gaunam, šašlykų paimsim pačių geriausių, pačių skaniausių. Jo, aš parodysiu, mes mokam kept, mes apkepsim, mes parodysim, panom, kaip mes mokam kept. Jis sako, mes nemokam kept, bet mes mokam kept. Jo, parodysim. Aš pasiėmiau, aš ten turiu šašlykinę, turiu šašlykų visų iešmų, žinok, aš irgi ruošiausi, žiūrėjau dalykus. Ir va taip, ar ne, mes šnekam, bet mes per daug neįdom į priekį.
Ir tam irgi yra žavesio, kad situacija aiški, paprasta, mes neskubam. Ir jeigu mes nuskubėsim, kartais mes irgi prikursim informacijos ir paskui ką su juo daryti, labai daug informacijos. Tai gerai yra iš lėto, klausom vienas kitą, išgirstu, partneris pasako kažką, aš atsakau, dar netgi skiriu savo laiko suprast, ką jisai pasakė, suvirškint. Ir vat, nebėgit kartais tokio lėtumo, aiškumo, paprastumo. Ir kartais mes norim sukurti daug energijos, kai mes vaidinam, tai mes tardai bam, greit vaidinam, bet kartais galima daryti paprasčiau. Pavyzdžiui, partneris pasako bam, aš pagalvoju, aš dar bam, tada partneris dar kažką pagalvoja, pasakosi bam. Ir mes tas akimirkas, kur sugaištam, suvokdami, kas čia vyksta, mes galim tada labiau situaciją stiprinti, labiau kabintis už partnerio žodžių. Tai yra va tie skirtingi būdai, galima labai greitai, bet tada greičiausiai vaidinimas bus apie nieką, netgi žaidimas ar ilgo formato improvizacija, koks skirtumas, jeigu mes greit viską darysim, tiesiog nebus kažkokio svorio turbūt, nes mes viens kito idėjų nepalaikysim, o čia va, jeigu jūs sulėtėjat, jūs klausot vienas kitą, jūs vystot kartu idėjas ir tos idėjos sultingesnės, įdomesnės, tvirtesnės būna ir jaučias tas komandinis darbas, tai aš raginu visus jūs labai atidžiai klausytis, kai improvizuojat. Ir galima tokį kartais irgi namų darbą, jeigu norit pratimą atlikti, tai kai šnekant su žmogum, stengtis kuo daugiau klausytis ir kuo mažiau pačiam pasakyti. Tai kažkaip stengtis daugiau kabintis už jo žodžio, paprastose gyvenimiškose pokalbiuose galit. Kalbat su draugu, bendradarbiu, pažįstamu, gatvėj praeiviu, tiesiog irgi negalvoti, kad jūsų idėjos yra pačios vis laik įdomiausias. Kartais įdomesnis yra kitas žmogus. Tai vat, to improvizacija irgi reikia ne tik pasitikėjimo, bet ir kuklumo, kad suvok, kad gal aš ne visada protingiausias, gal partneris protingesnis ir kartais tai reikia jo paklausyti. Tai va, šiandien tiek išminties ir iki kitų kartų.